Panevėžiui 511. 3 dienas be atokvėpio nuo rugsėjo 5 iki 7 siautusi šventė šaukte šaukė. Čia geros nuotaikos miestas, kaip ir troško gimtadienio iškilmių rengėjai. Išdidžiai kyla Panevėžio ir šalies vėliavos. Džiaugsmas dvigubas, juk šiais metais Panevėžys Lietuvos kultūros sostinė. Panevėžio ir miestų partnerių vadovai kviečiami į proginę šachmatų aikštelę pirmajai partijai. Miestui įteikiama gimtadienio puokštė. Na, o paskui vieną kitą smagumų lenkia pramogos. Taip pat ir interaktyvios. Džango, regbis, mažasis futbolas, kopimas į bokštą, piešimas ant šilko, žiedų ir kamuoliukų mėtymas. Na, koksgi gimtadienis be pučiamųjų trenksmo? Yra ir daug. Ir Donatas Montvydas, ir Utenos laimės choras, ir garsieji latviai Meloem, ir Lemon Joy, ir populiarioji grupė iš Vokietijos Pulsgaden koncertuoja. Visose gražiausiose Aukštaitijos sostinės erdvėse, Laisvės aikštėje, Ukmergės gatvėje, Senvagėje, Bendruomenių rūmų prieigose verda gyvenimas. Į futbolo akademijos stadioną plūsta sporto aistruoliai. Vaikai, jaunimas, senjorai, meno mėgėjų kolektyvai, šokėjai, dainininkai, muzikantai, menininkai, tautodailininkai. Mugėje, ko tik širdis geidžia, ji net nenumano, kiek grožybių ir gardėsių prekeiviai suvežė į vieną vietą. Ir pirmąkart Nevėžyje neregėta atrakcija – laivų drakonų varžybos. Jų pradžią skelbia kanojų olimpinis vicečempionas Eugenijus Šuklinas. Medžio skulptoriai kaunasi garbingoje kūrybinėje dvikovoje. Kolekcininkas Klementas Sakalauskas ragina aplankyti muziejų po atviru dangumi. Po tuo pačiu dangumi vyksta ir daugiau įdomybių. Kuriamos linksmos šukuosenos, o vakarėjant demonstruojamas kino filmas. Bet prieš tai karnavalinė eisena. Jei nepavyko kartu su visais pražygiuoti ar griausmingai pravažiuoti, tai sutikti ovacijomis privalu. Savaitgalį iki paryčių Panevėžyje, geros nuotaikos mieste, švęstas 511 gimtadienis. O visų šventovių varpai dangui siunti žinią. Meldžiamasi už miestą ir jo žmones.